Bismillah. Žmonės, garbinkite savo viešpatį, Alachą, kuris sukūrė jūs ir tuos, kurie buvo prieš jūs, kad jūs taptumėt al-mutakun, Dievo baimingi. Žiūrėti aja 2, sūra 2, aja 2, kuris padarė žemę jums poilsio vietą ir dangų skliautu ir nuleido lietų iš dangaus ir suteikė juo vaisius, aprūpindamas jūs. Taigi nepriskirkite lygių Alachui garbinime, žinodami, kad jis vienintelis turi tam teisę. O jei jūs, arabų pagonys, judėjai ir krikščionys, abejojate dėl to, ką mes atskleidėme, tai yra Koranu, savo vergui Muhamedui, tai sukurkite panašią sūrą, Korano skyrių ir kvieskite savo liudytojus, rėmėjus ir padėjėjus. Be Alacho, jei esate teisūs. Bet jei jūs to nepadarysite, o jūs niekada nesugebėsite to padaryti, tada bijokite ugnies, kurio pakuros yra žmonės ir akmenys, paruošti netikintiesiems. Ir praneškite gerą žinią tiems, kurie tiki ir daro gerus darbus. Jiems bus sodai, po kuriais teka upės, rojus. Kaskart, kai jiems bus duotas vaisius iš ten, jie sakys, tai mums buvo duota prieš tai. Jiems bus duoti panašus dalykai, tai yra tokios pačios, jie turės formos. Tai yra tokios pačios formos, kaip žemėje, bet kitokio skonio. Ir jie turės ten azvadžun mutahara, neturinčios menstruacijų, išmatų šlapimo. Tyrus partnerius arba žmonas ir jie gyvens ten amžinai. Iš tiesų, Alachas nesigėdija pateikti palyginimą, net apie uodą ar tas, kas pranoksta jį. Tie, kurie tiki, žino, kad tai jų tiesa iš jų viešpatės. O tie, kurie netiki, sako, ką Alachas norėjo pasakyti šiuo palyginimu. Taip jis paklaidina daugelį ir daugelį tokiu būdu jis veda tiesiu keliu. Ir jis paklaidina kaip tik tuos, kurie yra alfasikun, maištaujantis, nepaklūstantis Alachui.